komanda ifconfig. Tai yra ta pati komanda, kuri parodo, kokie IP adresai yra suteikimi kompiuteriui. Tik tai skirtingai nuo Microsoft DOS operacinės sistemos yra ne if, o ifconfig. Taip, ir mes matom hardware adres, tai yra MAC adresas kompiuterio. Jam suteiktas adresas yra, IP adresas yra 192.6.2.219. Broadcast, tai yra serverio, DHCP serverio adresas. Potinklio kaukė suteikiama tokia. Toliau galima matyti, kiek bitų buvo išsiusta, kiek parsiusta būtent per šitą ryšį. Komanda ping yra ir nurodomas IP adresas arba internetinės svetainės adresas, patikrina ryšį, ar yra ryšys su internetu, su kompiuteriu, su kažkokiu tai mazgu ar maršrutizatoriu. Pagal nutylėjimą ping komanda siunčia be perstojo signalus, todėl taip kaip Microsoft operacinėje sistemoje buvo -T raktas. Sustabdymas naudojant mygtuką Ctrl+C, mygtuko kombinaciją, tai būtų -T, kitaip tariant, taip kaip DOS-e, o Unix-e pagal nutylėjimą ping ir nurodant adresą siunčia labai daug paketų be perstojo. Ping -C kaip skaičius count, tarkim 10 svako.lt siūs tik tai 10 kartų paketą į nurodytą adresą. Taip, matom tą pačią statistiką, tik tiek, kad buvo ne begalybė kartų, o 10 kartų. Kaip galima pakeisti dydį? Standartiškai skirtumas nuo Microsoft DOS yra toksai, kad DOS'as 32 bitų paketą siunčia tokio dydžio paketą naudodamas ping komandą, o Unix 64. Tai yra komanda -S kaip size, pavyzdžiui 512. Tai dabar siūsim 512 bitų paketą. Ir kadangi nenurodėm jokio kito rakto, tai bus be sustojimo. Todėl galima naudoti abu raktus kartu. -C 5. Dabar 5 kartus 512 dydžio bitų, 512 bitų dydžio paketą komanda ping siūs į nurodytą serverį. C route, 3 route. Taip, rodys per kiek mazgų nueina signalas, kol nueina iki svako.lt serverio. Tai va, komanda sėkmingai įvykdyta.